Šiais metais įstojo pas mus 160 studentų, tai praktiškai apie 90 studentų negavo valstybės finansavimą, jie turi mokėti savo lėšomis. O studijos nėra pigios, 11 000 į metus. Tikrai liūdina, kad patys geriausi, reiškia, olimpinių žaidynių dalyviai, olimpinės rinktinės nariai, kandidatai negali įstoti į valstybės finansuojamos vietos. Lietuvos verslo bendruomenė privalo remti žmonės, kurie garsina Lietuvos, sakykime, šalį. O būtent sportininkai ir būtent aukšto meistriškumo sportininkai gali tai geriausiai daryti. Netikslinga neremti. Tai va, todėl vienaip ar kitaip verslo bendruomenė, tiek pat aš asmeniškai inicijuosiu, kad pasirašytų Lietuvos verslo konfederacija, kad kartu su universitetu bendradarbiavimo sutartį, kad remtų ir tokiu būdu, būtent stipendijų būdu, remtų aukšto meistriškumo sportininkus. Sporto laisvalaikio centras inicijavo tas vadinamas sporto stipendijas. Tai labai džiugu, kad atsiranda žmonės, kurie remia mūsų talentingiausius sportininkus.